San Paulo Plus dydžio mados savaitėje iššūkis mestas aukštosios mados paradigmoms surengta moteriškų apvalumų šventė. Šioje kolekcijoje daugybė taškučiais ir populiariojo meno motyvais papuoštų maudymosi kostiumėlių. Modelių kūnų net nemėginta slėpti po ilgais paplūdimio drabužiais ar rankšluosčiais. San Paulo mados savaitės organizatorė Renata Poškus papasakojo, kad 12 kartą vykstantis renginys skirtas išsklaidyti mitus, diktuojančius moterų apsirengimo kodą pagal ant etiketės nurodytą drabužio dydį. Manau, kad Plus dydžio mados savaitė rodo moterims, kad jos gali tapti mados pasaulio dalimi. Gali dėvėti lygiai tokius pat drabužius, kuriuos renkasi ir lieknos moteris. Pavyzdžiui, šiandien dėvi baltos spalvos drabužius. Kalbama, kad apkūnios moteris turėtų vengti baltos, nes ši spalva tik dar labiau paryškina jų apkūnumą. Kilogramai auga ne nuo baltos spalvos, o nuo riebaus maisto. Taigi, kodėl negaliu taip apsirengti ir jaustis laiminga? Šis renginys griauna mitus, kad apkūnios moteris negali dėvėti tam tikrų spalvų, trumpų drabužių. Tai netiesa. Apkūnios moteris gali rinktis bet kokius drabužius. Mada skirta visiems, ji yra labai demokratiška. Šokdama pagal 70-ojo dešimtmečio hitą Hit the Road Jack, modelis ir mados tinklaraštininkė Paula Baštos nušluostė nosį visiems tiems, kurie abejojo, kad ji galėtų tapti mados ir grožio ikona. Tokių abejonių turėjo net ir ji pati. Niekada nebūčiau galėjusi įsivaizduoti, kad būsiu modelis. Visada turėjau antsvorio, visada buvau apkūni. Niekada netitikau modeliams keliamų reikalavimų. Esu aukšta, taigi žmonės juokaudavo, kad jei būčiau liekna, galėčiau dirbti modeliu. Man džiugu, kad galiu būti savimi, galiu paveikti kitų moterų gyvenimus, parodyti, kad taip pat esu graži, žavinga ir iš tikrųjų puiki.